Sveikučiai. Taip, mes turim štai tokį įrenginuką. Jisai čia pas mus dirba dieną naktį iš tiesų, bet tai yra tokia problema, kad realiai išvažiuojant iš darbo, paleidžiam jį spausdinti toliau ir nežinom, kada jisai pabaigė, kada nepabaigė. Todėl, kad mums tą išsiaiškinti ir kad galėtumėm išjungti, kad jisai čia neveiktų ištisas dienas non-stopų. Aišku, nežinau, ką jisai, bet elektros pridėjo man ant 2 eurų į mėnesį. Paskaičiuokit, per metus labai daug gaunasi. Tai todėl, kad mes žinotumėm, kad jis pabaigė savo spausdinimą, savo darbą ir galim jį išjungti, mes jam padarysim išmanų ir prailgintuvą. Taip, principas bus daugmaž toks. Kai jisai spausdina, pasikaista šitas padas, kaista ten jo adatėlė, tas suvartoja nemažai elektros. Todėl mes padarysim tokį prailgintuvą, kuris pastoviai matos jo suvartojimą ir kai suvartojimas sumažės, tai reikš mums, kad atsijungia padas, atsijungia šitas adatėlės kaitinimas ir jo elektros suvartojimas stipriai sumažės. Kad padaryti mums tokį prailgintuvą, turiu gabalą laido, sandėliukį radau, turiu štai tokį laidą su kištuku, irgi sandėliukė kažkur radau. Nusipirkau štai tokį prailgintuvo tokį nežinau, nelabai man jisai patinka, bet pigus buvo, gerai. Tada pas mus yra dėžutė ir mums prireiks Shelly 1PM relės. Tai dabar mums reikės šitos dalykus visus sujungti į vieną krūvą. Kad tai padaryti, mums iš tiesų būtų neblogai surasti, kur pas mus čia fazė, kur čia pas mus nulis. Ta padarysim, jeigu turėtumėm kokį praskambinimą, tai mes praskambintumėm, bet mes jo neturim, todėl mes galim šitą įkišti į rozetę. Tai mes įkišim į rozetę, paliesim vieną, paliesim kitą laidą, nuo kurio mus pakratys. Mes žinosim, kad va taip įstačius, reiškia, žiūrėkit, mes va taip įstatysim ir pasiimsim už vieną ir už kitą, nuo kurio mus pakratys, mes pažymėsim, kad būtinai reikia taip ir žinosim, kad visą laiką reikia kišti į rozetę vieną pusę ir fazė ten, tarkim, bus ant rūdo. Tai taip dabar ir padarom. Draugai, manau, žinote, kad mes atliekame elektros montavimo darbus, įskaitant įkrovimo stotelių montavimą ir išmanių namų įrengimą. Taip pat mes darome namų ir elektros skydų projektus. Bet be elektros darbų mes dar ir pradėjome vystyti savo internetinę parduotuvę, kur jūs jau galite surasti mūsų gipso kartono drožtukus, gręžimo šablonus, gręžimo karūnos mūrui ir monolitui. Taip pat ten surasite įtampos kontrolės relės, viršytempių ribotuvus, įvairius įrankius ir taip pat nesenai mes papildėme savo asortimentą įvairiom Shelly išmaniom relėm. Be viso to mes galime sukomplektuoti jums jūsų namo arba būto elektros skydą, jums tai reikia atsiųsti mums paštu savo pravestų kabelių sąrašą ir mes parinksime jums jūsų skydo medžiagas ir pasiūlysime gerą kainą. O už papildomą mokestį galėsime ir sujungti jūsų skydą. Nuoroda į mūsų parduotuvę ir visi mūsų kontaktai yra šito video aprašyme. Mielai lauksime jūsų apsilankymą mūsų internetinėje parduotuvėje, o dabar grįžtame prie mūsų video temos. Tai dabar reikia šamšydavo į rozetę. Nelenda. Šitą nelenda. Bandysim kišti į kitą. O, va čia yra rozetė irgi. Irgi su apsauga, irgi nelenda. Kodėl mes čia rozečių neturim? Kur jūs ten paslėptus? Ten mūsų buteliai. Bandysim toliau į šitą kišti. Palauk, čia dar yra. Irgi su apsauga. Aš tikiuosi, aš be apsaugos nusipirkau. Jo be apsaugos labai gerai. Ai, čia yra rozetė. Ateik čia. Taip va, įstatom. Taip, bandau. Ne, šitas ne. Va, šitas. Gerai, pataikėm. Dabar mums reikalingas markeriukas, vaisai. Tai pažymėm, kad pas mus šitą pusę. Va tai va buvo įstatyta. Viskas, dabar žinom, kur fazė. Gerai.
Dabar einam viską pajunginėti. Taip, pasiėmė mūsų dėžutę. Praduriam, kad įkišti kabelį. Va, mūsų dėžutė. Ai, visų pirma reikia pasižiūrėti, ar mūsų rėlė čia tilps. Oi, tilps tikrai. Va, puikiai tinka. Jinai net į dėžutę, kuri jau va, po jungikliu ją galima irgi įstatyti. Taip, tai šitą. Tai va, jį įkišam. Ir dabar pas mane čia buvo va, mažas atsuktuvėlis. Prijungiam va, fazę 0. Mato, tai yra fazė 0. Mes prijungiam prie fazės ir prie 0. Biški ranka dreba kaip pakratė. Taip, tai šitas pas mus buvo fazė, tai mes ir prijungiam šito prie fazės. Biški per daug išlindęs, man nepatinka taip. Patrumpinsim. Tai va, prijungiam nauglį. Ir mes jau beveik pusę darbo atlikom. Dabar mums reikia išardyti šitą rozetę. Jeigu ją galima pavadinti rozetę. O, iš karto iškrito kontaktai. Varžteliai kažkokie krenta, kas čia per... Taip, dabar paimam šitą kabelį. Iš karto kažkiek jį nužievinam. Kišam į šitą skylę. O gumytė išsiima. Šitas užspaudėjas reikalingas tam, kad prispausti kabelį, kad jisai neiškrystų. Per mažai nužievinau truputį, bet čia nieko baisaus. Šitą dabar taip va, paimsiu. Va, ir dažievinam, kiek mums reikia. Šitą galą galim nukirpti. Kaip šitas čia stovėjo? Ai va, tai va, įsistatė lygtais. Jo, taip ir stovėjo. Va, taip. Žeminimo varžtelis pas mūrų. Aš galvoju, kas ten per varžtelis išskrydo, tai čia į žeminimą išskrydo. Bet kadangi mūsų šitas vis tiek klaidas be žeminimo, tai ir nejungsim į žeminimą, tiesiog svarbiausia paskui nesiliesti prie mūsų printerio, kad nenapurtytų. Tai šitą galim uždaryti. Visai kitas reikalas, ne rankom čia žaisti. Šita dalis parašta. Kabelio per ilgai mes per ilgą čia nepalikinėsim. Vėlgi nužievinam.
Vėl praduriam dėžutę. Statom savo šitą kabeliuką. Ir dabar vėlgi prijungiam mūsų fazą 0. Nes čia va kontaktų 1, 2. Ai, ne, vos neapgavau. 0 mes prijungiam čia prie 0. O fazę mes prijungiam va prie 0. Ai, prie 0. Nu, čia pažymėtas 0. Čia išėjimas. Nes mes šitągi išėjimą turėsim su jumis valdyti. Dar va prie šitos vietos mes galim prijungti mūsų jungiklį, jeigu reikia, tai užmaitinam jungiklį ir paduodam per kažkokį mygtuką į šitą ir tada galėsim dar jungiklių įjunginėti, išjunginėti, bet mūsų atveju tai nereikalingas dalykas. Tai gerai, šitas daiktas pas mus paruoštas, mes jį įdedam gražiai į dėžutę, uždarome dėžutę. Всё. Dabar reikia mums šitam maitinimą kažkur įjungti į rozetę. Beje, printeris pas mus šiuo metu pajungtas per tokį Sonoff tokį kištuką, bet šitas kištukas neturi matavimo funkcijos, power metering neturi, todėl mes tiesiog žinom, ar jisai veikia ar neveikia, bet mes nežinom, ar jisai šiuo metu spausdino tiksliai ar nespausdino. Todėl mums reikia tokio patobulinto prailgintuvo. Va, mes pasijungiam. Dabar galime patikrinti. Va, kaip matote, mūsų realitė pradėjo mirksėti, viskas jinai veikia, ją galima konektinti. Tai dabar užsiimsim konektinimu. Tai dabar pridedam device'ą, kažkaip man per Bluetooth'ą geriau jie konektinasi. Ieškam, va, iš karto surado mūsų šėlį. Prisijungiam, taip, čia svarbu labai yra suvesti labai teisingai mūsų interneto pavadinimą, nes kiekvieną klaidą paskui neprisijungia, o pats aparatas nesako dėl kurios priežasties, sako nesuradau ir viskas. Tai ir pridedam. Va, mūsų aparačiukas jau prisidėjo. Pavadinam jį. Printeris. Ir dabar va iš karto esu pasidaręs nuotrauką printerio, kad būtų lengviau. Ir priskiriam jį prie ofiso. Išsaugojam. Va, kaip matot, mūsų printeris prisidėjo ir dabar matom, kiek jisai voltų yra ir matome, kad dabar jisai suvartoja 0 vato. Prijungiam į mūsų rozetę kokį nors įrenginį. Prijungiam. Įjungiam patį, kad va, pradėjo veikti ir matom, kiek jisai čia 80 vatų dabar vartoja. Taip, tai šiuo metu esu prijungęs va šitą lempą, va, prijungęs šitą rozetę, va, mūsų šėlį. Šitą dangtelį mes dabar uždarom, kad čia niekas neįkištų nagų. Taip, beje, šitą lempą 80 vatų rėja. Taip, pas mus čia dar liko 20% spausdinimo, tai kad nenutraukti spausdinimo kol kas nieko neatjunginėsim, kai pabaigs spausdinti. Taip, kol va supakavau siuntas, drožtukai, šablonai, visa kita, pas mus pasibaigė spausdinimas. Tai dabar šitą. Karšta. Šitą visą nuimam, iš tiesų galim išjungti mūsų printerį. Va, printeris atsijungia. Opa! Taip, išjungiam šitą daiktą.
Šitas mums daugiau nebereikalingas, nes mes turim savo kietą prailgintuvą. Čia irgi tos užuolaidos stovi, tos apsaugos. Ai ne, čia jie įsistatė gražiai. Va, įjungiam savo prailgintuvą. Kiek ten laidų, kaip pas tikrus elektrikus. Taip, įjungiam. Pakybo ten nieko baisaus. Taip, dabar mūsų relė nustatyta, kad pagal nutylėjimą, jeigu, tai reiškia, buvo išjungta, grįžo įtampa, jinai atsistato į išjungtą padėtį. Iš tiesų mes tai perdarysim, tuoj parodysiu kaip. Užeinam į mūsų programėlę, va, mūsų printeris matosi, mes galim jau jį įjungti. Va, jeigu girdite, jisai įsijungia. Mes nueinam į nustatymus ir čia Input Output Settings ir čia paspaudžiam, kur tas, va, Set Relay Power and Default ir darom, kad jinai būtų, va, Last Mode, tai reiškia dabar, jeigu dingo elektra ir jinai atsirado atgal, tai mūsų relė atsistatys į tą pačią būseną, kurioje buvo. Tai reiškia, jeigu jinai buvo įjungta, jinai liks įjungta, jeigu jinai buvo išjungta, jinai liks išjungta. Tai va taip, išsaugojam. Ir dabar žiūrim, kas pas mus gaunasi. Dabar pas mūsų printeris vartoja 9,5 vato elektros energijos. Tai mes dabar nustatom, ką mes čia spausdinsim. Šitos spausdinsim. Spaudžiam play ir kaip matot, pas mus jau temperatūra čia nukritusi, jisai toj pradės skaitinti mūsų printerį. Padą, paskui adatą. Tai ir pasižiūrim, kaip pasikeis mūsų elektros suvartojimas. Tai vėl užeinam į mūsų Shelly programėlę ir kaip matome, dabar mūsų suvartojimas jau 293,5 vato. Tai jisai kaitina padą. Tuoj pasižiūrėsim, kaip pasikeis tas suvartojimas, kada jisai pradės dar kaitinti ir adatą. Va, dabar kaip matome, tai mūsų padas nekaista, jisai jau palaikomas, kaista tik tai adata. Tai suvartojimas sumažėja. Taip, šitas Shelly relės, lygiai taip pat kaip ir tokius viengubus ir dvigubus laikiklius jiems jūs galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje, nuorodą į kurią, kaip visada, paliksiu šito video aprašyme. Ką, iki sekančio video. Nepamirškite padėti like, užprenumeruoti kanalą ir taip toliau.